Sveiki visi mus girdintys ir žiūrintys, vėl prabėgo mėnuo, susitinkame su jumis verslo aktualijų laidoje. Šį kartą pasikalbėsime apie dilemą, vadovo dilemą - būti bosu ar draugu. Kalbuosi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu, sveiki. Sveiki. O jį kalbinsiu aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Netoks ir mažas rebusėlis. Teko kada susidurti ties pasirinkimu būti, nebūti bosu ar būti draugu? Manau, kad kiekvieną kartą susidurėm su pasirinkimu. Tai nesvarbu, ar būna priimtas naujas darbuotojas, ar kolega, ar paskirtos naujos pareigos. Kiekvieną kartą mes tą egzaminą turime laikyti, ypatingai jeigu tu tampi vadovu ar komandos, ar kažkokios projekto. Tai visada tu turi laikyti ir laviruoti. Įdomu, kas lemia, ar tas ateinantis žmogus, jo požiūris, kaip čia, kokie dedamieji čia šitoje situacijoje būna? Turbūt reikia atsakyti, kuo skiriasi tiesiog draugas nuo vadovo ar nuo boso, taip garsiai pasakius. Pirmiausia, tai draugas yra skatina draugystę, ne? Ir ta draugystė gali būti įvairi. Kartais būna profesinė draugystė, kartais būna asmeninė. Šiuo atveju vadovas, tai mes vadovais esam dėl kažko tai. Dėl kažkokios funkcijos, dėl kažkokių tikslų ar dėl kažkokių įsipareigojimų. Ne? Ir jeigu mes žiūrėtume taip truputį detaliau, tai draugo užduotis yra kurti santykį. O vadovo yra irgi kurti liktai santykį, bet tuo pačiu priimti sprendimus. Ir čia ta linija tokia yra pilka. Iš tikrųjų, ją visada galima peržengti vieną arba į kitą pusę. Tai gal vadovui yra didesnis iššūkis, nes jis turi kažkaip tai aiškiai susivokti, kada jisai toj roliai draugo, o kada, reiškia, jis vadovas. Kai jūs sakot kurti santykius ir draugui kurti santykius ir bosui kurti santykius, kuo skiriasi draugo santykis ir boso santykis? Tai boso santykis skiriasi tuo, kad jis nuolat turi išlaikyti santykį objektyvų labai, nes jis yra orientuotas į sprendimus. Ir kai kada tuos asmeniškumus arba tą draugystę reikia padėti į šoną, ypatingai jeigu iškyla kažkokios aplinkybės, kuris turi pasirinkti. Ir iš draugo pozicijos žiūrint, kartais jis turi pasirinkti ne draugo nuomonę, pavyzdžiui, arba ne draugo santykį kartais, tiesiog dėl to, kad jisai tuo metu privalo priimti vienokius ar kitokius sprendimus. Pavyzdžiui, kompanijai mažinti ar optimizuojant tenka ir tuos draugus atleisti. Ar įmanomas toks, kaip čia, net oksimoronas, nežinau, kaip čia pavadinus, tokia situacija, kai ir tuo esu? Manau, kad būna. Čia yra tas, kartais mes labai žmogiški esam. Ir ypatingai organizacijos, kuo tampa atviresnės, ne? Ir dažnai mes turim diskusiją organizacijoje, tai kad komanda turi būti labai draugiška, labai vieni kitus suprasti ir taip toliau. Ir vadovas tavim irgi verda, ne? Bet paprastai irgi rodo istorijos, kad kai ateina sunkesnis arba reikia didesnio greičio, vadovas turi tarsi iš tos komandos atsitraukti, tarsi kaip ir pamiršti tą draugystę ir labai objektyviai. Aš gal sakyčiau, kad draugo toksai pokalbis arba draugo darbas draugiškai, tai taip, mes kalbame apie tą patį, kad mes siekiam vienų tikslų ir taip toliau, bet vadovo dar pareiga negana to, kad turėti kažkokius aiškius, konkrečius santykius, kurie turėtų būti, kaip tas aiškumas atsiranda, ne, kad vadovas laikas nuo laiko turėtų priminti ribas, ne, kur mes esam, mūsų asmeniškai pokalbis vyksta ir čia yra asmeniškumas galbūt, arba kažkoks gilesnis pasidomėjimas, kur aš esu vadovas. Kad tai vadovo dar pareiga yra papildoma, kad jisai kartais turi pasirinkti ir inicijuoti pokyčius arba inicijuoti skirtingą peržvalgą ir visiškai atsiriboti nuo nuomonių. Ir čia yra ta dilema tikrai vidinė pas vadovą, kai jis kartais turi priimti sprendimus, neatsižvelgiant į tai, kad tu esi mano draugas ar ten esi kažko ypatingai. Aš sakyčiau, vadovas labiau kelia tokio objektivumo, tuo pačiu profesionalumo klausimo, o draugystės ne visada tie klausimai keliami. Tai čia toks kaip ir neįmanomas faktiškai
nuolatinis būdas kurti santykius, todėl kad, kaip jūs sakot, jeigu ateis diena X arba diena valanda arba sprendimo lemtas momentas, tai tas vadovas tarsi pasitraukė iš vienų santykių, pereina į kitus santykius. Kiek buvo problemų, kaip jūs patyrėt, kai buvot draugiškose santykiuose ir po to jums reikia priimti sprendimą ir atsitraukti iš šitų santykių ir atvirkščiai? Ypatingai, man nekartą teko ir atleisti žmogų, pavyzdžiui, ne? Ir jeigu aš esu pats kaip vadovas pakankamai šiltas ir irgi, reiškia, neriboju savęs arba netitraukiu į tokią šaltą zoną, ne? Nes tu gali užsimti tą boso poziciją, kad tu esi neprieinamas ir tarsi taip laikydamas distanciją lengviau laikyti tuos egzaminus, bet jeigu tu įsileidi daugiau, tu esi šiltesnis, daugiau domiesi, tu plačiau bendrauji su kolegom ir po to, kai tu atleidi, tai tu išgyveni lygiai taip pat. Esu net ne kartą ir pasakęs, kad dėja tai yra verslas, tai yra ta vieta, kur mes priėmėm sprendimus už organizaciją. Ir aš esu atleidęs žmonės, kurie ir verkė, ir visai tai sako, kaip tu gali, ir tarsi net tokių moralinių, kaip sakyti, problemų dar net suaštrinama yra. Ne? Tai šitoje vietoje labai svarbu yra, kaip sakyti, atsakyti savo, ne, vat apie tą, ką ir šneku, rolę. Ir kas yra, nu, čia yra abiejų pusių eismas. Aš sakyčiau, kad ir darbuotojai, kurie tarsi susidraugauja su savo vadovais, jie kartais turi tokį, reiškia, kaip čia sakyti, norą arba tokį lūkestį, galbūt net nesąmoningą, kad vat, aš būsiu geresnis draugas ir manęs neatleis. Tai vadovai, ta prasme, irgi klysta, būna, kad ir priema ir taip tokiu pagrindu, kad va, tas artimesnis ar tas geresnis man, tai nereikia ignoruoti, realybė yra visko. Tačiau jeigu mes kalbėtume apie profesionalumo, vadovavimo, ne, tai ta prasme, vadovo kriterijai yra ir organizacijos kriterijai ir jis turi būti nuasmenintas šiuo atveju sprendimuose. Ar lengva žmogiškai tą moralę? Nėra lengva, ypatingai kai tu esi darbuotojo pusėje, tu irgi tą pajuti, kad čia mes tarsi kartu žvejojom arba turėjom renginį ir kartu leidom, o kitą dieną ateina ir tai informuoja, kad dabar tu turėsi palikti kompaniją. Nu, tai kažkoks toks sumaištis įvyksta. Tai, kada užsibūnama tose rolėse, kada būna kažkaip, kodėl? Todėl, kad bijoma brėžti ribas ar bijoma praplėsti tas ribas. Kada būtų tie pavyzdžiai, kaip per ilgai esu bosas ir nenueinu į draugiškumą arba atvirkščiai, esu draugas ir nesielgiu kaip bosas. Čia turbūt kraštutinumai nėra geri nei vienu atveju, nei kitu. Bet žmonės dažniausiai savo atminty turi tuos kraštutinumus. Taip, nes tai mes emociškai išgyvename, mes žmonės, mes pergyvename, mes turim lūkesčių. Ir Lietuvoje turbūt nedažnai mes šnekame apie tai, aš net, sakyčiau, rekomenduočiau laikas nuo laiko apie tai pasišnekėti, vat, kur tos ribos. Aišku, vadovų klubai ir vadovai pasišneka apie tai, vat, kaip išlaikyti, arba dažnai kaip jau reikia atleisti ir sako, man sunku, reiškia. Tai ar tada būna ir tokių atvejų ir sprendimų, kai yra kompanijos samdomos padaryti tos atleidimus, kad tarsi tą santykį nesugriauti. Bet lygiai taip pat mano istorija buvo, kai pakankamai atleidimas buvo sudėtingas ir žmogus išgyveno, bet praėjus 5 ir 6 metų sutikus konferencijoje, žmogus sako, jo, man tada buvo skaudu ir dabar aš pats vadovas, aš supratau, kad čia buvo mano tiesiog per didelis lūkestis tau, kad tu atsižvelgsi labiau į kažką, tai ar vienai, bet profesionaliai, tu pasielgiai profesionaliai. Tas, aišku, toje vietoje ta dilema, kas dar galėtų padėti, turbūt laiks nuo laiko pasikalbėjimas. Turėti struktūrą, ne, kada tam tikrose susirinkimuose tas autoritetas, kurį mes turime auginti, ir savo profesionalumą rodyti kaip vadovai ir objektyvumą. Tai čia tą reikia kiekvieną kartą, nesakyčiau pabrėžti, ne, bet laiks nuo laiko tą pasakyti labai aiškiai žmonėm, kad žmonės nesusikurtų iliuzijų, kad tu gali priimti sprendimus neobjektyviai. Įdomu, kad jeigu buvai kada nors tam tikroji roliai, vienoje ar kitoje, mano gal daugiau situacijų, kai draugiškas santykis buvo sukurtas, vis vien lūkesčių turime mes tikrai tam mūsų vadovui, kad jis atliktų tinkamai rolės. Kiek jūs sulaukėt kažkokių tokių atgarsių ar pakomentavimų, arba tiesiog nuoširdaus pasikalbėjimo apie nepozityvius santykius, tiek iš boso pusės, tiek iš kolegų, darbuotojų pusės?
Mes esame labai skirtingi žmonės šituo aspektu ir netgi, sakyčiau, vieni žmonės, kurie neturi savo gyvensenoj bendruomenės arba draugų gilesnių ir darbas, jeigu tampa ta vieta, kuria visi mano draugai, tai tie lūkesčiai paprastai ir užauga daugiau negu įsivaizduojama. Ne? Negu net jie ir yra realūs. Netgi jeigu jie yra, nes, aš, kaip sakyt, mes vis tiek daug laiko praleidžiame darbe, ne? Ir ten pakankamai su žmonėm kartu darom kažkokius bendrus dalykus. Tai natūralu, kad mūsų santykiai irgi susiformuoja tam tikri. Ne? Tai čia gal vadovo irgi tas toks, vadovo visada laiko egzaminą, kad kas yra objektyvu, kas yra, pavyzdžiui, teisinga. Nes teisingas irgi čia yra problematika, nes jeigu tu turi iš 5 vienodų darbuotojų pasirinkti, kuriuos pasilikti, tai tu gali draugus pasilikti, gali pasilikti profesionalus, gali pasilikti, nežinau, kažkokius vidutiniokos, ne? Ir jeigu tu nesustoji ir profesionaliai per organizaciją, per savo vadovavimo stilių nepažiūrėjus, ne? Ir nepasivertinus, tai man tenka kartais konsultuoti vadovus, tai kaip dabar čia man, aš nėra gero liktai sprendimo, nes čia liktai tuos nuliūdinsiu, čia pasirinksiu, tai visi kaip ir nelabai patenkinti, nesupras galbūt, arba sugrius mano draugystę, pavyzdžiui, kas irgi nutinka natūraliai kartais, kad būna labai artimi draugai darbė ir po to vieniems palikus arba išėjus patiems, tai nutrūksta tie santykiai, ne? Tai ar ta draugystė čia dabar visada turi tęstis, ar ne, tai yra tų klausimų, o egzaminas yra tame tokiam teisingume ir objektyvume, tai darbuotojas irgi turi būti sąmoningas, ne? Tikslas, kad suprastų, kas kokią rolę ir už ką atsakingas. Gal įsipainiojame mes dažnai į tuos draugiškus arba kažkokius tokius griežtesnius santykius, arba pereinam tas ribas, todėl kad lūkesčiai būna tokie ne iš tos erdvės. Ką turiu minty, kai galbūt tiktų tas draugiškas santykis, bet ne draugystė. Nes draugystė, ar ne, tai mes galim turėti tokį kažkokį meilės ar platesnį santykį, kuris trunka. Taip, žinoma, ir versle mes galime turėti draugų, ar ne, bet taip, jeigu mes esame draugiški, tai kažkaip lūkesčiai yra aiškesni. Kiek mūsų sutikti autoritetai lemia modelį, koks aš esu bosas, koks aš esu santykėje su darbuotojais. Kodėl klausiu taip iš anksto, ar čia yra stereotipas, kad bosas tai toks griežtas, komanduojantis, kažkaip taip iš išorės lyg atrodytų? Čia gal klišė. Nes bosai mes, kaip aš sakau, ką reiškia bosas, reikėtų aptarti, iš ko susideda. Gal jūs galėtumėt pasakyti, kas jums tiesiog yra bosas? Man bosas pirmiausia yra autoritetas, ne, iš kurio aš tikiuosi teisingumo ir aiškumo. Tai šitą prasme, jis bosas darosi tada, kai jis yra teisingas, objektyvus, yra konstruktyvus, ne, sugeba susivaldyti kažkokiam. Ir nebūti kažkoks per daug, reiškia, kaip sakyčiau, tas, kuris tobulėja kartu ir padeda man, ne, kuris atskleidžia mane. Tai tas bosas man yra tikrasis bosas, kuris augina. Ne. Bet yra kitokių. Jie irgi augina, negaliu sakyti, kad neaugina, kai tu susiduri su labai, pavyzdžiui, direktyviu, ne, bosu, kuris visada sako, ką daryti, bet labai priklauso. Jeigu jisai sako, kaip daryti, ir jeigu tu sąžiningai darai ir susiduri su nesėkme, tada priklauso, ar jis išlaikys egzaminą teisingumą, ne, ar jis objektyvus bus. Jeigu jis neišlaikys, tai jo autoritetas nukris. Tai tokiu atveju po kelių kartų, matyti, jis praranda tą autoritetą. Tai bosas dar ir turi saugoti tą reputacinius kažkokius taškus, autoritetą, ne. Jis turi būti kažkuo tai ypatingas, nes kad aš jo klausyčiau. Tai čia yra vėlgi santykio dalis ir vėlgi grįžtam į tą patį. Kaip atskirti santykį, kuris yra draugiškas ir kuris yra kolegiškas, gal pavadinkim labiau jisai atitiktų, kad tai gali būti nebūtinai draugiškas, bet kolegiškas, konstruktyvus, paremtas argumentais ir tarpsime lūkesčių aiškių pasakymų, ko aš tikiuosi. Jeigu dar grįžtumėm prie tų autoritetų, kurie lemia mūsų tą modelį, kokie mes esame, aš manau, kad turėtų pavyzdžių? Jo, autoritetai lemia tikrai, nes tikrai per gyvenimą mačiau ir tinkamų, ir netinkamų. Ir iš tų netinkamų kartais gal daugiau net pasimokai, aš pasakyčiau, nes tu matai, kaip ne tik tu reaguoji, bet tu matai, kaip kiti reaguoji. Tai ne, teko
teko turėti ir tokį išgerinti, pavyzdžiui, vadovą ir bosą, tikrą bosą, kuris visada žinojo, kaip turi būti. Ir tada aš gavau kitų pamokų, ko negalima daryti, ne, arba ir taip toliau. Bet kiekvienas bosas eina savo kelionę. Ir aš manau, kad labai lemia tiek asmenybė, nes vieni mėgsta labiau tą erdvę vadovavimą padaryti šaltesnę ir geriau viską daro, kad neprisirišti prie darbuotojų ir lengviau būtų pakeisti. Ir toks vadovavimo stilius irgi leistinas. Ne? Kiti priešingai labai stengiasi kartu leisti laiką, pažinti, giliau daugiau išnaudoti, skleisti. Tai yra kitoks tipas vadovo, boso. Ir jis irgi reikalingas. Bet aš gal būčiau labiau to tokio konstruktyvesnio kalbėjimuose ir dalinimuose. Mano autoritetas yra tas, kuris pats tobulėja ir leidžia ir stengiasi, kad kiti tobulėtų. Ir kartais pačiam tenka irgi užsiimti, netgi aš sakyčiau, poziciją kartais dirbtinai griežtesnė tam, kad pavaldiniai suprastų ir stengtųsi padaryti kažką geriau. Ir kartais nepopuliarių sprendimų, pavyzdžiui, paimti ir pakritikuoti daug rimčiau su daugiau argumentų. Nors žinau, kad gali būti jie nebuvo pasiruošę, nes jie būdavo lengviau ateidavo, ne? Tai kartais aš esu ir pats gavęs tokių pamokų iš labai aukštų vadovų, kurie tarsi pradžioje net pasimeti, kai ateini į susirinkimą ir staiga tu matai, kaip jis griežtai nusiteikęs dabar, reiškia, užduoda konkrečius klausimus, tarsi tokia kaip sutarka, reiškia, tave tarkuoja ir čia visi prisikabino, reiškia, ir tu reaguoji emociškai, bet jeigu tu žiūri tą konstruktyviai, tai tu supranti, kad jisai daro gerą darbą, jisai nori rezultato, jisai su tam šnekasi, jisai aiškinasi, jis gilinasi, jis neleidžia tau pabėgti, netgi tam tikrą emociškai ir taip toliau. Bet čia irgi labai svarbu valdyti tą dalyką, ne? Nes kad tai neliktų tik emocinis nutarkavimas ir tada niekur neveda. Tai toje vietoje reikia to, kaip čia sakyti, autoritetas turi būti subalansuotas. Jis negali būti visada blogietis, vien tam, kad visi kažką daugiau padarytų, nes ilgainiui tada visi uždeda etiketę tą blogiečio ir sako, nu jis kaip visada. Ir viskas, tada, nu, kur tas autoritetas. Jūs matote daug vadovų, kalbate su jais, bendraujat, kartais net gal padedat išspręsti kažkokią situaciją, kai vadovas turi problemų. Kur ta didžiausia dilema, kad peržengtos buvo ribos, kad norima išsaugoti santykius, kokiuose dalykuose? Pirmiausia taip, turbūt, kad nebūna pajaust arba nebūna apmastyti santykiai, kaip jie klostosi. Tai reikia neužmiršti, kad kiekvienas vadovas, ypatingai aukšto rango vadovai, jie yra pakankamai tokie, kaip čia sakyti, vieniši. Ne, jie neturi ten, reiškia, kažkokių labai draugų, nu, nebent yra klube ar kažkur, kur gali dalintis. Tai tam tikra prasme yra vienišumo, ta prasme, kodas, kur tu turi suprasti tai, kad nu, ne apie viską tu galėsi kalbėti, ne apie viską dalinti, reiškia, tu esi tas, kuris užduoda tam tikrus dalykus. Tai toj vietoje atsiranda problematika, kad, reiškia, tu turi kažkaip tai tą ir santykį formuoti ir, tapsia, būti reiklus, būti atsakingas, ne, tapsia, neignoruoti tų trijų tokių dimensijų, gal pavadinkim. Tai čia yra tikrai nepaprasta. Ir dilema, kaip per daug buvau geras draugas ir tada reikia draugystę prarasti, arba nebuvau pakankamai griežtas ir nenubrėžiau ribų. Kur galim padėti, ar ne? Kur jūs stengiatės ar perimti funkciją, kaip tam vadovui kartais padėti? Jau čia amžiams prarasti dalykai ir kažkaip galima pamokų turėti iš to? Aš manau, kad čia yra tokie treniruojami dalykai. Nu, vat, jeigu iš savo pavyzdžių yra tekę ir už vadovus ir atleisti žmonės, pavyzdžiui, yra tekę. Kodėl? Tai, kad tiesiog vadovas sako, aš nebūsiu pajėgus tai padaryti tinkamai. Ir tai reikia gerbti tą žmogų, nes vien tai, kad pripažinti, kad tu kažko tai negali likti tinkamai ir tam pasamdyti žmogų, tai yra irgi išminties dalis. Ne? Kita dalis yra, tenka tiesiog kalbėtis apie ribas. Tai nėra paprastas pokalbis paprastai, nes reikia, kaip aš sakau, imi lapą kartais, susirašai darbuotojus ir įsivertinę, ne? Ar, pavyzdžiui, tas ir tas darbuotojas žino savo funkcijas. Ar šitas darbuotojas tikisi daugiau kažko negu nuo darbinių santykių? Ar aš nedaviau lūkesčių sudaryti klaidingą nuomonę, kad mes čia labiau draugai negu kažkokie vadovas ir tą pavaldinio santykį. Ne? Tai aš manau, kad tokios tiesiog konkretūs dalykai suvardinami kartais nėra paprasta pačiam įvardinti.
Ir galima turėti pokalbį arba diskusiją, bet ilgainiui, jeigu tu tą darai, kartais tu supranti, kad tu kaip asmuo turi užsimti tą, mes pradėjome apie rolę, kad kartais aš turiu būti labai griežtas ir reiklus, o kartais aš turiu būti minkštesnis ir labiau klaustantis. Ir tos dvi rolės, tai aš sakyčiau, kad tiek, kiek aš susiduriu su vadovais, tai yra klausimas apie skirtingų vadovavimų stilių ir būdų laviravimą, bet pasirenkant tam tikrus, kaip čia sakyti, logiškai pasirenkant tam tikrą rolę arba poziciją susirinkimo metu, nežinau, metinio pokalbio metu, kurio akivaizdu, kad metinį pokalbį susitinku aš, vadovas ir kažkas tai kitas, kas man, ir tada aš šnekuosi jau ne kaip, kaip nedraugas, bet mes aptariam labai konkrečius dalykus ir norėčiau, kad tai būtų kiek įmanoma skaidriau, objektyviau ir taip toliau. Tai man tenka susidurti, kad tiesiog padėti žmonėm ir vadovam arba savininkam tiesiog susidėlioti aiškiau, ten visokių yra metodų, sureitinguokite, sudėkite, įvardinkite, ką jums sunku daryti ir taip toliau. Ir paprastai žmonės tą patreniravę pradeda geriau, objektyviau, skaidriau daryti. Didžiosios vadovo boso klaidos, tonas, neparinktas vadovavimo būdas, per dideli lūkesčiai, kas? Atsitiktinės reakcijos, kurios nevaldomos ir mūsų žmogiškumas. Tai yra paprasti žmogiški dalykai. Nes tas pats tonas, tai jeigu tu įprastai kalbi, reiškia vienodų tonų ir kartais net reikia tą toną pasirinkti, kad kaip tik dabar garsiau pakalbėti dėl to, kad aš noriu, kad komanda pasuktų į kitą kryptą. Tai nereikia atmesti to tokio, bet jeigu apie tai negalvojama ir nepasirenkama, tada taip nutinka tai, kas mes esam žmonės. Mes kartais esam silpni, kartais nesuprantantis, o kartais tiesiog ieškantis užtarimo arba išklausimo, kaip pavyzdys būna, nežinau, po valdybos sunkios, ateina generalinis ir pasigodžia savo kolegam, o kam jis turi pasiguosti, o jeigu kolegos tai supranta kaip didžiulę draugystę, tai vėl gali būti, tie egzaminai tokie, jie yra paprasti žmogiški. Egzaminai draugiškume, kur didžiausi? Aš sakyčiau, kad erdvė ir laikas, kurį žmonės turėtų, jeigu sakyti, draugystė darbe ir draugystė mano gyvenime gali sutapti, bet nebūtinai turi sutapti. Tai kągi, dėkoju šį kartą už pokalbį ir manau, kad tas toks gal negriežtas, ar ne, bet praskleidimas tų tam tikrų dalykų, ar ne, kad lūkesčiai tikrai turi būti labai suderinami su vaidmeniu arba su situacija, kurioje mes esame. Ačiū šį kartą už pokalbį. Kalbėjome su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Jį kalbinau aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Dėkoju visiems, kurie žiūrėjo šią laidą. Rekomenduokite savo draugams, sekite mus Facebook'e, YouTube kanale. Atsisveikinam, susitiksime po mėnesio. Sudie.